Ar šlykštūs nealkoholiniai gėrimai gali pakeisti nuodingus alkoholinius? Pažiūrėkime, ką sako mokslas. Labai įdomus Japonijos tyrimas. Žmonės, kurie vartojo alkoholį, buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena iš jų mokslininkai nelimituotai teikia nealkoholinius gėrimus, o kita grupė gyveno savo įprastą gyvenimą. Vos po 3 mėnesių reikšmingai sumažėjo alkoholio suvartojimas toje grupėje, kuri turėjo nelimituotą prieigą prie nealkoholinių gėrimų. per dieną tai sumažino, Net 9 gramais įsisavinamo alkoholio kiekio. o tai yra šiek tiek daugiau negu vienas šotas. Per mėnesį 30 gėrimų mažiau. O mokslas sako, Toks alkoholinių gėrimų kiekis sukelia didelę riziką tavo sveikatai. dėja, bet nutraukus nelimituotą gėrimų pristatymą, alkoholio vartojimas vėl padidėjo. Tyrimas aiškiai parodė, kad jeigu žmonės turės nelimituotą prieigą prie nealkoholinių gėrimų, alkoholio jie suvartos mažiau. O tai yra svarbu, nes pats alkoholis Žaloja mūsų sveikatą. Todėl venkite jo taip, kaip nedori piliečiai vengia mokesčių.